labai gerai kažkas tai čia publikavo, sako, va, tai mes dabar verčiam naują puslapį ir su Lotynų Amerika pasirašom sutartį. Tai kai manęs uždavė žurnalistas klausimas, o tai kur ta yra dabar mūsų užsienio politika, tai sakau, konversuose. Tai jis taip nesuprato, iš LRT berods buvo žurnalistas, sakau, kaip supras konversuose. Sakau, yra tokie kedukai, sakau, ir tu bėgi į Ameriką, aplink Ameriką ir bėgioji, sakau, žinai, tai dabar toks yra geras dalykas, labas rytas Miami, siunčiu aš tau linkėjimus ir belieka tik pasakymas, eikit broliai lietuvių į mišką, to aš atvažiuosiu jūsų ginti, žinai. Bėgo nuo Vilko užšoko ant meškos, bėgo nuo Gabrieliaus socdemai užšoko ant Budrio, žinai. Tai vienas irgi skrido į Ameriką, tai ten paskiau kažkaip dama viena išvažiavo į Ameriką gyventi. Tai dabar klausimas Budrys, ko jis ten važinėja į tą Ameriką ir irgi kokią damos nepaliks ten toje Amerikoje. Tai čia toks įdomus dalykas. Aš manau, kad važiuoti, spręsti užsienio politikos klausimus, kai tu nesprendi politikos su kaimyniniam šalim, tai yra proto nesuvokiamas dalykas. Įsivaizduokite, mes su konversais bėgiojame po Ameriką, bandom kažką tartis, o amerikonai atvažiuoja šičia su klumpėmis, važiuoja pas Lukašenką, stovi bulvių lauką, kalba, kur čia sodinsim bulves ir jie paleidžia politinius kalinius, paleidžia vilkikus ir dar sankcijas nuima, o mes kažką ten veikiam. Tai čia vienas man. Antras momentas, vietoj to, kad mes dirbtumėm su pačiais strateginiais partneriais dėl mūsų nacionalinio saugumo, mes nuskredam, kalbamės, nežinau, su Bolivijos ar su kienojais ten lyderiu, ar dar su kažkokiu tai iš fantastikos ryties, jis man aiškina, kad jis pasirašys ten bedarbiavimo sutartį gynybos rytį, ekonomikos rytį. Tai jūs, kolegos, pažiūrėkit Lenkai. Lenkai mūsų artimiausi kaimynai ir ketvirtadienį vakare visus pasiunčia vėliau. Ir sako, žiūrėkit, poligonui nepritarė, man sienos nestatykit, pasitraukit nuo sienos, nes mums tai yra nacionalinio saugumo prasme yra rizika ir pavojus. Ir aš taip sėdžiu galvoju, tai vienas konversuose bėgioja ten, kitas išvažiavęs, o mūsų kaimynai mums pasiunčia vėliau. Antras kaimynas, jisai Amerikos dėka mums gražina politinius kalinius. Be kita ko, politiniai kaliniai. Ar jūs užfiksavote, kad jie tik priimami yra Lietuvoje? Kokiu pagrindu politiniai kaliniai iš Baltarusijos atgabenami į Lietuvą? Gal galit man paaiškinti, koks susitarimas yra ir kodėl būtent Lietuva? Kodėl ne į Lenkiją? Kodėl ne į Latviją? Jie yra vežami ir kodėl ne į Ukrainą? O čia tą labai užfiksuokit dalyką. Man tai tas labai nepatinka. Labai norėčiau sužinoti, ką jie Lietuvoje čia darys. Informacija nepateikiama, kur jie gyvens, kokiu statusu jie Lietuvoje čia apsistojo, kas jiems viską apmoka. Ar nebus taip, kad mes iš to vadinamos juodosios kasos biudžeto, kaip aš ją vadinu, ten Bermudų trikampis, mes tokią kasą turime, aš ją vadinu Bermudų trikampis, tai iš visur viską imam, visiems dalinam, bet neaišku, iš kur tie pinigai pareina. Ar nebus taip, kad Cikanovskė 2 mes turėsim šičia. Ir čia yra šiaip tai verta visiems lietuviams susimastyti. Ir trečias variantas, tai užsienio politika Vengrija. Tai Orbanas. Buvo vadovų taryba praeitą savaitę ketvirtadienį, penktadienį. Tai Orbanas vėl pasinaudojo veto teisę ir visą Europą pasiuntė vėliau. Tai va čia man kyla tam tikrų klausimų. Ar vis dėlto pavyks susitarti su Orbanu ir koks yra tikslas Orbano? Ar vis dėlto tie europiniai pinigai, kuriem jam neduoda, vienas iš pagrindinių dalykų, kad tos pinigus duotų, tada atlaisvina paketą? O jeigu ne, kas toliau? Ir man kyla klausimas, ką išdavė Amerikos darbuotojai arba tarnybų darbuotojai, kad nepaisant to, kad Irane karas vyksta su Amerika ir Izraeliu, ginklai toliau yra nutrūkę tiekiami per Europą. Ir ką veikia Čekijos prezidentas šičia? Ir ar nėra koks susitarimas, kad per Čekiją ir Čekiją Lietuvą ginklai gabenami tenais? Žinot, dėl ko aš tai keliu klausimą? Tai yra Antavilių kalėjimo ČŽV, kur galų gale visi teismai pripažino, kad toks kalėjimas buvo. Europos žmogaus teismas galutinis, kuris priėmė sprendimą, kad vis dėlto buvo, turit kompensuoti ir panašiai. Tai ir tada Čekija, kiek aš pamenu, vaidmenį berods vaidino, ir dabar Čekijos, nes kai Čekijos prezidentas atvyko į Lietuvą, man iškart kilo įtarimas, kokiu tikslu iš čia atvyko ir kas čia daros. Tai va tokia mes konversuose užsienio politiką turime. Tai bet kokia atveju, kaip ir sakau, diplomatija yra visų menas. Ir jeigu galima tokį lengvą pabaigą juoką į paties klausimą. Tai Prancūzijos delegacija buvo nuvykę kur? Į Maskvą. O ko jie nuvyko į Maskvą? Kas nors parašė? Tartis ir dėrėti su Putinu. O klausimai jums žinomi?
Pasirodo, jie net neturėjo galimybės susitikti, jie buvo išprašyti lauk ir sakė, važiuokite atgal į savo Prancūziją ir savo nesąmonės darykite, ne? Tai va čia yra dar viena užsienio politika, kur mano manimu, mano asmeniniu manimu, mums už nugaros kažkas tai vyksta. Jolab, kad po to Trumpas pasakė, Makronai, tavo dienas suskaičiuotos, tu nebebūsi nei vadovų, nieko iš tikrųjų, kadangi jūs nebegali kandidatuoti, bus nauji rinkimai ir panašiai. Ir Putinas jį išvaro lauk. Tai manau, kad šičia mes turėtumėm irgi santykį kažkokį tai turėti. Klausimas, ar Amerikos pareigūnai ir Rusijos pareigūnai Kremliaus nederina tam tikrų dalykų. Tai vat mūsų užsienio politika dabar konversuose yra. Kaip ten sakė, senais laikais reikia pirkti loftus konvertuoti ir daryti gyvenamosius būstus. Tai dabar mes kedukose viską konvertuojam užsienio politiką. To nėra buvę Lietuvoje, pirmą kartą aš matau istorijai. Tik keista, kad senieji diplomatai arba senieji, netgi tie patys KGBistai, kažkodėl tai tyliai ir spaudoje nekomentuoja, iki kokio lygio mūsų nuvažiavo užsienio politika.